Sveiki, ponai ir ponios, sveikiname su jumis iš gamintojo Agrona stendo. Šios skutikus pas mus jau matėte ir anksčiau pasiūloje, turėjome ir 3 ir 4 metrų modelius, taip pat siūlėme rinkai ir modelius su ratiniais volais, 4 metrų modelius, ko mums tikrai labai trūko. Taip. Ir Agrona jau greitai grįžta į mūsų asortimentą su ypač geromis kainomis ir norėtume jums pristatyti modelius, kuriuos galėsite pamatyti ir pas mus aikštelėje ir pasiūloje. Einam pažiūrėti. Pirmas modelis tai PowerDisc HXL 500, parodinis modelis, vienas iš gamintojo flagmano. Tai pažiūrėk, tokie atraminiai ratai, dvigubi, turbūt tai, ko tikrai dažnai Čia kaip daug kas klausia, kodėl ne dvigubi ratai? Taip. Reikia? Turim. Rėmas. Irgi labai svarbu pabrėžti, kad yra dvi versijos. Yra 70, yra sustiprintas 90 mm, ką pamatysite ant kito skutiko. Taip. Kas ypatingai nori stipraus ir kad būtų užtikrintai amžiams, galima užsakyti irgi. Arūnas pritariančiai palinksi. Arūna, ar patinka tavo Agronas? Bet turiu nuliūdinti, kad šitos spalvos mes negausim, nes mes kaip ir visą laiką gausim savą spalvą. O kaip marškinėliai mūsų, tokia specialiai greitai pagaminta spalva. Nes Lietuvos rinkai specialiai gamins sustiprintus geriausius ir dažys kitą spalvą, kad jie išsiskirtų. Metras tarp disko eilių, diskai pasirinktinai arba ekonominės klasės, arba itališki AMA arba OPAS. Kebulės tik neaptarnaujamos ir turbūt mums svarbu papasakoti apie važiuoklių versijas. Leiskit mums truputį papasakoti apie vežimėlius. Tai visos versijos turi tokį flanšą ir šitoje vietoje gali prisitvirtinti įvairūs važiuoklių tipai. Leiskit mums papasakoti. Tai vienas iš tipų, tai yra tai, ką matom, yra važiuoklė tarp volų ir diskų. Dar galimas tipas, kai būna važiuoklė gale, kuri užsikelia į viršų ir taipogi važiuoklė gale, kur kaba gale. Tai viskas priklauso nuo kainos. Ta važiuoklė kabanti gale yra pigiausia. Taip. Ir brangiausia šita yra versija. Turbūt dar svarbu paminėti galimus darbinius pločius. Nuo 4 metrų jau. 4, 4,5, 5 ir 6. Tai vat kas pusę metro galima pasirinkti pagal darbinį plotį, kas atrodo ypač aktualu, nes turėjom tikrai daug užklausų dėl 4,5 metrų skutikų. Aišku, čia sąlyginai dažniausiai būna turbūt, kai neturi, tai dažnai klausia, kai turėsi, gal nebeklaus. Jo, atsivešim į sandėlį 4,5 ir neįmanoma parduoti. Šių formos volas 60. Yra dvi versijos, ir 50 ir 60. Taip. Ratai kas čia, 520, šiek tiek platesni negu esame įpratę. Iš Agronos asortimento turbūt verta parodyti ir kitus modelius. Čia yra paprasčiausia versija PowerDisc. Tu, kur jau Lietuvoje dirba ne vienas? Nuo 2,5, 2,5, 2,70, 3 metrai, 3,5 ir 4. Tai vis tiek metras tarp eilių ir tikrai labai gera kaina. Aktualiausia yra, kur visi nori, kad būtų metras tarp eilių. Tai va, tas yra visose skutikose ir taip, už tai papildomai nereikia primokėti. Čia yra Light modelis, ne PowerDisc Light, tai kažkokia dar versija mažesnė. PowerDisc stovi ten. Dar labai man žinai, kas patiko, čia sprendimas valytuvų, kad jie stovi vertikaliai iš viršaus ir ant jų nieks neužkimba. Realiai, jeigu ir užkimba, tai nukrenta. Tas geras variantas. Čia yra gera. Paprastai sija iš viršaus pakabinta ir nėra taip, kad jis kaip iešmas. Čia verta parodyti amortizatorių sprendimą, kombinuoti neguminiai amortizatoriai. Tai paprasti apvalūs guminiai ir trikampiniai. Tai manau, kad užtikrina pačias kojas stabilumą. Nu, sakė, kad jie darė bandymus, kadangi labai nemažai parduoda į Ispaniją ir Italiją. Ten yra labai sudėtingos dirvos, akmenuotos, sunkios uolienos. Tai sakė, kad šitas dalykas labai pasiteisinęs yra. Banguoti diskai, tai mados klysmas, tie patys sofasai kaip ir pas mus, ir atskirginė dalį, ir atogramas skutikų matėte. Tai čia irgi galima užsakyti. Gylio reguliavimas,
Tai gali būti standartinis su sraigtu, gali būti su terkšlė ir gali būti hidraulinis. Nežinau, tik tai reikia pasitiksinti, ar tik klipsai, ar gali būti ir su skalė. Belaisvis. Tai gerai, aš manau, kad čia biškai tas pigesnis variantas. Su klipsais labai gerai bus. Taip. Nuraginis skutikas TerraFlex. 2 arba 3 eilių. Taip, su spiruoklinė apsauga. Pakankamai tvirtai suręstas, matus, kad visos darbinės AMA dalis. Pagal traktoriaus galę galima pasirinkti tas 2 arba 3 eilės. Nes 2 eilės iki 100 km arklių. Taip. Reikia nepamiršti, kad savininko sūnus yra pats inžinierius ir kiekvieną kartą parodoje mes pamatom labai patobulintus sprendimus. Ir tikrai kokybė matosi gera. Ką dar turim parodyti būtinai čia, kaip ten tiem, kas grįžta prie plūgo, tai grįžta ir prie kultivatoriaus greičiausiai, ne? Taip. Taip. Ir čia yra modelis toks mum jau kaip ir pažįstamas galbūt, kai volas prieki 2 volai gale, bet užklausėm, ar yra opcija ir sakė, kad opcija yra. Galima šitam kultivatoriam dėti priekyje vietoj to volo segmentinę lyginimo lentą. Tikrai turėjom užklausų, tikrai žmonės norėjo šitą daiktą, tai aš galvoju, kad mes tokį galbūt ir sandėlį vieną užsakysim. Taip, nu geriau daug darbo geriau padaro, nes tas tai kopijuoja. Kaip ten sako, plūgas daug klaidų atleidžia, o kultivatorius su segmentinė laida. Taip patgi čia yra išspręstas labai įdomiai gylio reguliavimas. Nesakysiu garsiai iš ko nukopijuotas, žinau iš ko. Bet yra 2 skirčių pagalba tiesiog leidžiamas visa sekcija žemyn arba aukštyn su terkšlė. O taip, labai paprastai. Reik giliau, reik sekliau. Tai va. Labai įdomus sprendimai. Masyvus rėmas, tikrai turintis svorio ir tikrai nešokinės. Gal čia kažkur pamatysim svorį. Tona 750, 4,5 metro. Turim 3,6, 4,5, 5, 5,6 metro. Tai manau šitas labai įdomus, galbūt tas giluminis ne visai įdomus. Giluminė jau turbūt praėjo ta banga, bet verta tikrai parodyti šitą sunkųjį diskinio skutiko modelį 3 metrai darbinio pločio. Ateik Tomai, čia parodysi, kaip atrodo sija. 3 metrų skutikas su vamzdiniu volu sveria 2 tonas, 2 ar 300 kg. 90-iniai rėmo profiliai. 50 mm 2,300. 50 mm gumas, dar nematėm ant jokių skutikų netgi vardinių tokių vakarietiškų. Tai yra skirta ypač sunkiom sąlygom ir gamintojas tą darė Italijos ir Ispanijos rinkom, kur yra tikrai sunkios žemės, kietos žemės ir kabinama prie didelės galios traktorių. Taip. Ir kaip aš sakiau, čia greičiausiai turėtų būti tie klientai šitam skutikui, kurie buvo prieš tai Kancelos frezos klientai. Va tikrai. Miškus paversti žemėm dirbam. Po kelmyną su tokia varėt. Taip, žiauriai, čia jau. Atpjovimo diskas šone. Rimtas daiktas. Ja, čia yra atmetėjas, bet labai gerai išspręstas. Patiko man labai idėja vietos, nes priklausomai nuo gylio labai dažnai yra tai, kad sako, oi, man rausia griovį. Ir tos reguliacijos dažniausiai būna ta reguliacija labai rezonansas nedidelis reguliavimo. Čia jie yra išsprendę, labai daug yra tų skylių, kur gali perstatyti. Ir labai paprastas sprendimas. Pusę metro, labai paprastas sprendimas, bet pusę metro gali judinti, klausimai dirba nuo gylio. Tai greičiausiai, kad tikrai tą masę išmetama iš po to disko pagausi, nes visą laiką sakoma, gali dėti gale žvaigždę. Bet tas žvaigždės dėjimas ir lygumo turėjimas, tai yra greičiausiai tas toks lengvas savęs apgaudinėjimas. Kalbėjom, bet tai prarandi darbinį plotį. Nes prarandi darbinį plotį, vienoje pusė 25, kita 25, nu, pusę metro nėra. Taip. Tai va ką, nu ir čia dar turim nuraginį 3 eilių. Tai verta turbūt ir parodyti 3 eilių nuraginės skutiko modelį TerraFlex. 300,
itališki komponentai kojų tvirtinimui perėjimui, tai nėra virintų kojų tvirtinimo. Taip. Kas mūsų nuomonė yra geriau negu virinti, nes prie didelio streso koja gali pasislinkti ir jos nelaužia per tas ausis. Kita vertus, kiti gal nori pasikeisti tos pločius, tai čia, žinau, kai kurie bando rapsą sėti, tai pasidėlioja pagal save tą kojų išdėstymą, arba kažkiek kojų išėma, arba vienas čia klausia, ar galim dadėti kojų, sakau, be abejo, dedu. Nu čia va gal ko trūksta, tai sakyčiau tokio dalyko kaip, nu gal gražesnė šiek tiek hidraulikos tvirtinimo, taip tie šlangai užmesti ant viršaus. Aš tai įtariu, kad čia tiesiog skylutės neišgręžia. Nes matau, kad gale pridėti tvirtinimai, čia greičiausiai turėtų dar būti. Nu čia per vidurį turėtų prasme, nu čia tokios smulkmenos, dėl estetinio vaizdo. Kojų tvirtinimas eina kartu su volu, tai santykinai volo aukščių pasireguliuojat per šitas rankenas iš dviejų pusių diskų darbinį gylį ir viskas. Šiaip turim pasakyti, kad nieko čia naujo, bet kas nemėgsta raudonos spalvos. Kam reikia šiek tiek gal geresnės kainos, tai irgi galėsim pasiūlyti. Tai kviečiam kreiptis, skambinkit Gyvsidabrio regiono vadybininkui ir labai greitai gausit pasiūlymą. O gamintojas savo ruožu irgi žadėjo, kad pastums eilę ir Lietuvai greitai padarys norimus padarus. Dėl atstatomų gražių santykių sakė, kad stengsis labai gerai, labai greitai. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir iki pasimatymo, iki susiskambinimo. Iki.